Kaip žinote, iš Lietuvos išvažiavau 99 metais, tai jau 16 metų bastausi po pasaulį, po skirtingus žemynus ir skirtingas valstybės. Gyvenau Jekaterinburge, Maskvoje, Nairobije, toliau išvažiavau į Maputo, Mozambiko sostinę, vėliau sugrįžau vėl atgal į Nairobį, ten pastačiau namą, užsodinau sodą, užauginau sūnų, žodžiu, visus vyro darbus atlikau. Ir paskui vyrą 2009 metais išvykau į Kiniją. Mano rankose Eglės Aukštakalnytės Hansen knyga Mama Huhu. Tai yra knyga apie Kiniją. Na, šita autorė yra puikiai pažįstama lietuvių skaitytojui, nes prieš keletą metų išleista jos knyga Mama Afrika. Daugelio skaitytojų atmintyje turbūt iki šiol yra išlikusi kaip nuostabi knyga apie žemyną, kuris mums iki galo tikrai nepažintas. Mama Afrika buvo skirta visai kitokiam gyvenimui, visai kitokiam santykiui su žmonėmis ir gamta. Ir skirtumas tarp knygų tikrai yra, bet vienyje abi knygas, ir Mama Afrika, ir Mama Huhu, autorės sugebėjimas pasakoti nepaprastai patraukliai apie kraštus, kuriuose jai tenka būti ne kaip turistei, ne kelioms dienoms ar keletą kartų po kelias dienas, o kaip žmogui, kuris gyvena toje šalyje ir yra priverstas susidurti su daug platesniu problemų kontekstu ir pažinti daug daugiau ir išsamiau šalį, negu tie mūsų turistai nuvažiavę pakankamai trumpam laikotarpiui. Nusakyti, kokia skirtinga, plati, kontrastinga, kaprizinga ta Kinija yra ir yra didžiulis informacijos srautas ir kaip jį suvaldyti. Dėl to man Mama Huhu iš tikrųjų buvo didelis iššūkis. Girdėjau tokį sklandantį posakį: pagyvenę Kinijoje mėnesį, beveik visi šiek tiek rašantis gali parašyti knygą. Nes aprašytos, patirtos, pamatytos, išgyventos, sukrečiančios, jaudinančios, netikėtos, kartais logiškai nesuvokiamos gyvenimiškos akimirkos apie tai, ką matei, kur buvai, kaip keliavai, ką suvalgei ar sutikai, jaudina kiekvieną. Kai pagyveni pusmetį, gali parašyti jau tik straipsnį. Bet kai išgyveni keliarius metus, nieko įdomaus nei parašyti, nei papasakoti nesugebi. Informacijos ir patirties tiek daug, kad sunku ją konkretizuoti. Kuo daugiau sužinai, tuo labiau suvoki, kad Kinija visomis prasmėmis yra monstras, apie kurį tiek daug norisi pasakyti, bet sunku rasti atskaitos tašką. Kinija Eglės knygoje iškyla kaip labai kontroversiška ir labai įvairi šalis. Čia nenorima rašyti jokio pažymio tai šaliai ar nusakyti galutinės diagnozės, koks tai kraštas. Eglė tarsi pasakodama kasdienės istorijas, nors knygoje apie Kiniją kur kas daugiau statistikos ir tokių, sakyčiau, ir geopolitinių įžvalgų negu Mama Afrikoje, ji pateikia ir fotografijas iš pačių įvairiausių Kinijos regionų. Ir galbūt įdėmus skaitytojas, kuris ne tik skaitys knygą, bet ir vartys fotografijas ir skaitys parašus, kas yra labai svarbu, nes vienas iš būdų perskaityti Mama Huhu yra įdėmiai peržiūrėti fotografijas ir įdėmiai perskaityti parašus. Jisai pamatys, kokia tai yra įvairi šalis, kokia įvairi šalis ir žmonių požiūrių, ir gamtos požiūrių, ir papročių požiūrių. Tai manyčiau, kad fotografijos, kurių šioje knygoje pateikiama tikrai gausiai, leidžia daug išsamiau pažinti šalį, kuri yra tikrai neapriepiama. Kiek joje visko daug? Ir apie Kiniją negalima kalbėti kaip apie Kiniją, kaip vieną kažkokią tai uždarą visuomenę. Joje tiek daug etninių grupių ir ta kiekviena etninė grupė daugiau kaip 56. Ir iš tikrųjų jos be galo skirtingos. Vienos turinčios tikėjimą ir Dievą, kitos visiškai bedievės. Ir dažniausiai nagrinėju įvairias ir pasakoju istorijomis apie Hanius, apie didžiąją tautą, arba važiuoju, tarkim, kur nors į kokį Junanio provinciją ir bendrauju su išskirtiniais žmonėmis, su paprastais
skirtingų pasaulėžiūrų, tradicijų, šeimos vertybių žmonėmis. Tai, ką kalba Eglė Aukštakalnytė Hansen knygoje Mama Huhu, aš manau, nustebins ne vieną skaitytoją, galbūt prajuokins, galbūt šiek tiek ir šokiruos, nes Eglės žvilgsnis į neaprėpiamą galybę žmonių ir seną kultūrą yra iš tiesų nepaprastai įdėmus.